mes esam Vaikų linijos patarėjų komandos nariai, aš Vainius ir Vakaris. Šiandien kalbiname mūsų svečius, Vyrų kalvės akademijos pradininką, tėčio ir sūnaus santykių ekspertą Mindaugą Vidugirį. Sveiki. Labas. Ir šios pirmosios akademijos paaugliams vaikinams bendrai įkūrėją, atsargos karininką bei amžiną minties raitytoją Edviną Rupšį. Sveiki. Labas. Jūs sakote, kad yra vienas būdas pradėti gerą pokalbį, užduoti klausimą ne apie darbą, orą ir serialus. Tai susipažinome, dabar norime jūsų abiejų paprašyti įvardyti 3 dalykus, kuriuos atsimenate iš darželio arba ankstyvos vaikystės. Darželį atsimenu, kaip lipau ant tokios formos, metalinio, kaip kopėčias, tik perlinktas. Užlipau, nuslydau ir įsimušiau dantis. Labai gerai atsimenu. Man buvo 6 metai, mano tėtis ruošėsi išvykti į pirmą misiją. Irake, man taip atrodo, jis karininkas ir jis ten daug daiktų išsidėjęs, ekipuoti ir panašiai. Ir vienas iš daiktų buvo kamera. Ir aš tą pirmą kartą, man atrodo, kur filmuoti gali kamerą, turėjau, pasistačiau ją ir tiesiog filmavau save, kaip aš vaidinu visokius dalykus. Ir aš šitą prisiminimą dažnai dabar prisimenu, kai galvoju, kad geras, aš jo vaikystėje norėjau būti aktoriumi. Jo, žinai, kad bus prieš kameras kažkas ir panašiai. Ir dabar matau, kad tai kažkokia forma vyksta. Nu, aš dabar sėdžiu čia prieš kameras, tai gal ne aktoriaus amplua. O aš norėjau būti mokyklos direktorius. Sakote, kad maži kasdieniniai laimėjimai padeda pagrindą dideliems pokyčiams. Tai ką patartumėte tėčiams, kurie nori turėti tvirtą ryšį su savo sūnumi ar dukra? Skirti laiko, bent 10 minučių per dieną. Praleisti kartu 10 minučių per dieną. Ar jūs manote, kad dažniausiai tiek neskiriate laiko? Aš žinau, kad neskiria. Kaip atrodo 10 minučių? Pasidedam telefonus, kompus, viską į šoną. Ateina mama, su tavim sako, ką veikiam? 10 minučių tavo. Ką aš matau, dirbdamas su paaugliais, tai paaugliam labiausiai trūksta jo to artimo kelių dalykų. Pirma, tai kuo daugiau laiko kartu, bet kokybiško, kaip Mindaugas sakė. Ne kad sūnau ten padaryk tą, ir taip toliau, o kartu praleist laiką, kad ir nieko neveikia, bet tiesiog tik kartu, be telefonų, be nieko. O antras dalykas, tai yra kažkokio šilto ir faino kontakto, tų pačių apsikabinimų, tų pačių pasakymų, sūnau dukra, aš tave myliu. Jis laikas kartu brangiausia, ką turime. O ką dažniausiai veikiate kartu jūs su savo sūnumis dukromis? Gal turite kokių atradimų? Su mažuoju mes žaidžiam Lego, ane? Aš įvežuosi visokius tokius dalykus, kad jis būtų šalia ir matytų, ką aš veikiu, kad galėtų savo draugam pasakyti, jeigu, tai ką tavo tėtis veikia. Nes, man toks neapibrėžtas, ne, kas daugiau galėtų kažką pasakyti. Su vyriausia dukra važiuojam kakavos gert, su mažaja važiuojam į parduotuvę karts nuo karto, su vyriausiu, kuriam yra 16, mes sprendžiam tokias gyvenimiškas problemas, jo iššūkius, kalbamės apie tai, kas jam yra svarbu ir leidžiam šitaip laiką dalykuose, kurie jam yra svarbus. Aš nežinau, ar planuojat vaikų turėti, bet tarkim, jeigu turėsit vaikų, tai ką norėtumėt, pavyzdžiui, daryti su savo sūnum ar su dukra, ar ten kažkokius dabar pomėgius turėtumėt ir norėtumėt, kad sūnus arba dukra perimtų juos? Iš visų jėgų stengtis pagauti save, kai aš bandysiu sūnų ar dukrą privers būti tokiu, kokiu aš noriu, kad jis ar jinai būtų. Ir geriau stebėti, kur jis ar jinai yra natūraliai imlus, turi potraukį ir tada eiti daryti tai kartu su juo ar jie. Nes tai jau tada bus apie jį arba apie ją, ne apie mane. Kaip manote, ar įmanoma tėčiai sukurti artimus santykius su paaugliu, jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių anksčiau jis nebuvo užmezgęs ryšio? Viskas yra įmanoma. Aišku, kad įmanoma. Tik turi norėti. Turi norėti tėtis. Tėtis labai turi norėti. O sūnus turi norėti ir mokėti neatsipriešinti labai stipriai, jeigu tėtis sako, sūnau, žinai ką, nemoku aš su tavim, nežinau kaip ką daryti, bet aš dabar noriu stengtis, leisi man, padėsi. Jeigu abipusis atsiras kažkoks noras, tai tada viskas paprasta. Ar niekada ne per vėlu? Per vėlu tada, kai vieno iš jų nebėra šitam pasauliu. Dažnai girdime sakant, kad santykiai yra darbas. Ar taip turėtų būti ir ar taip tikrai yra? Aš manau, kad absoliučiai viskas, kas šitam pasaulyje yra vertinga, reikalauja kažkokios pastangos. Pavyzdžiui, žinai,
aš galiu pasimėgauti paviršutiniai santykiai su draugu. Eit su juo susitikti tik tais tada, kai man patogu ir man yra fainai ir gerai. Skirti dėmesio savo antrai pusiai tik tokiu būdu, koks dėmesys yra man patogus ir man fainas, žinai, visiškai neatsižvelgiant į mano antros pusės ar ten tėvų, kaip jie kokią formą mėgsta, žinai, dėmesį. Bet tada santykis yra paviršutinis. Bet jeigu norim santykį gilį, kad santykis būtų gilus, iš tikrųjų prasmingas, tada reikia tą aš biški atidėti šoną ir pagalvoti, okei, ar aš galiu su tuom žmogum susitikti nebūtinai tada, kai man yra patogu, bet kai tam žmogui reikia. Ar aš galiu patraukti save į šoną ir skirti kitam žmogui dėmesį tokia meilės kalba, kokia yra to žmogaus meilės kalba, o ne mano. Net galvojant, kad kokie čia yra nesąmonė, kaip taip gali būti, bet tam reikia patraukti save į šalį šiek tiek ir pagalvoti apie kitą žmogų. Ir tai yra žiauriai nepatogu. Ir dėl to, kad tai yra nepatogu galbūt daugumai pas mus visuomenė ir tai asocijuosi su darbu. Yra mūsų vienas kolega, mentorius Jonas, Vyrų kalvės akademijos mentorius, dirbantis su paaugliais, ir jis man skambina, sako, Edvinai, žiūrėk, aš čia statau pirtį, gal nori atvaryti padėti. Ir aš toksai, Jonai, žiūrėk, turi žiauriai daug darbų, visko ten pilna ir tikrai negaliu. Ir aš dabar man yra aišku, kad bet tik taip kuriamas santykis, žinai, kai aš pasirenku jį virš savęs, žinai, aš jį pastatau jį virš savęs, virš savo poreikių. Tikrą gilų santykį, kuriame yra patys gražiausi dalykai. Ar tai darbas? Nemanau, bet aš manau, kad tai yra aktyvus veiksmas, žinai. Ką padaryti mums paaugliams, kad ryšys ir santykiai su tėčiais būtų kuo geresni? O koks tavo santykis su tėčiu? Aš manau, kad reikėtų atrasti kažką, kas patinka abiems ir galėtumėm daryti vienu metu, kuomet mes nesam abudu užsiėmę. Žinai ką, pasiūlyk pasidaryti kartu, sėskit, pasidarykit sąrašą. Ką tu su tėčiu norėtum padaryti? 10 dalykų. Ir paprašyk, kad tėtis surašytų 10 dalykų. Žiūrėkit, kur susijęs, gal kažkas atės, o geras, va šitą kartu norim padaryti. Ir tada į kalendorių susidėkit kartą per savaitę, kada jūs tai darysit. Ir tas laikas nepajudinamas. Teigiama, kad šiuolaikiniams paaugliams yra sunku laikyti žodžio arba atlikti ten sutartus darbus. Tai ar galima kažką patarti tėvams, kad galėtų padėti šiuo aspektu? Kad ir kas būtumėm, tėtis, mama, kaip jeigu aš, žinai, mentorius, ugdytojas, treneris dirbantis su paaugliais ar net mokytojas mokykloje, kai aš pats gyvendamas netobulą gyvenimą, turėdamas visokių skeletų spintoj, reikalauju iš jaunų žmonių, kad jie tokie nebūtų, kad jie būtų tobuli. Ir čia prasideda pats didžiausias iškreipto pasaulio matymas. Jūs, jauni žmonės, mokotės ne iš to, ką jums sako. Jūs iš to gaunate tik labai mažą informacijos dalį. Didžioji dauguma informacijos, kaip jūs ugdotės, yra stebint ir imant pavyzdį. Įsivaizduok, esu tėvas, kuris grįžta pro darbą, pasisodina tave ir sako, žiūrėk, tu dabar lipi nuo kompo ir turi dabar daryti namų darbus, padaryti tą, nes tu turi augdintis atsakomybę, nes gyvenime bus taip ir taip. Ir taip pasakęs, aš nueinu atsisėsti ant sofos ir visą dieną pražiūriu teliką, iki kol einu miegoti. Taip nevyksta gyvenime dalykai. Tada jūs iš mano žodžių tik tai skartėlį savo didesnį jausit ant manęs, bet nieko neišmoksit, nes aš tai sakau. O ką jūs išmoksit, tai to paties tingėjimo ir buvimo netiesoje su savim, nes aš sakau vieną, o darau visai ką kitą. O ką jums abiems reiškia būti vyru? Jeigu tu manęs būtum paklausęs šitą klausimą prieš 1,5 metų, aš būčiau pasakęs, kad vyras man yra vertybė, kad vyras būtų veiklus, orientuotas į tikslus, einantis, pasiekiantis, veržlus ir panašiai. Ne? Dabar man tai keičiasi ir transformuojasi mano gyvenimo kelionį, kad aš pradedu labiau suvokti, kad aš kaip vyras, bet kaip Edvinas, ne? Aš labiau noriu išmokti pasirūpinti ir būti rūpestingas, pasirūpinti savo žmoną, vis geriau, kad jai mažiau skaudėtų ten ir panašiai, kad mano veiksmai jos neskaudintų. Pasirūpinti savo draugais, mokytis pasirūpinti daugiau kitų žmonių, žinai. Kaip tapti vyriškesniu? Jeigu tavo aplinkoje 5 iš 7 žmonių yra rūkantis, yra gerintis, yra besikeikintis ir ieškantis būdų, kaip surasti problemų savo, kaip ką nors ten nuskriausti ir taip toliau, tai kokia tikimybė, kad tu toks būsi po, nežinau, po mėnesio, 2? Bet kaip didelė, nes tu būsi tos aplinkos dalim. Bet jeigu tavo aplinkoje yra tie, kurie ieško gyvenimo prasmės, domisi dalykais, dalis iš jų yra kur kas vyresni už tave, ne? Kaip Vyrų kalvės akademija, mes ką darom.
Ir jeigu nori būti kažką panašus, reiškia, tu turi atsirasti šalia to žmogaus. Nuoširdžiai dėkojame už pokalbį, už mūsų praturtinimą, padrąsinimą ir patarimus. Tikime, kad mūsų pokalbis padrąsins ir įkvėps ne vieną tėtį bei sūnų, arba tiesiog paauglį, kad ir dukrą. Ačiū ir sėkmės mums visiems.